Lernavan. Atsiprašau, kur? Lernavan. Nesuprantu. Kur jūs norite važiuoti? Prašau bilieto į Lernavan. Parašykite pradžioj. Lernavan. Pirmą kartą girdžiu tokį pavadinimą. Привет, Оля, слушай. У нас есть на какой-то Lernavan? Вот и я говорю, что нет. Что? Ай, да, получили. 27-го уезжаем. Ну все. У меня клиент. Все, пока. Мужу привет. Tokios vietos nėra. Aišku, labai sunkus klausimas. Aš kaip sakau, kuo trumpesnis klausimas, tuo jis paprastai būna sunkesnis ir tuo jis rimtesnis būna. Kaip sakyti, ir kitas klausimas su tuo susijęs, ko nori. Ir pabandykit užduoti žmogui klausimą, ko nori. Tai irgi iš pradžių atrodo tiek to noro, tiek ir paskui pamatai, kad pats nežinai, ko nori. Tai irgi kam gyveni ant žemės. Tai atrodo labai paprastas klausimas, o iš tikrųjų kaip jį sunku atsakyti. Ir pats iš esmės negali atsakyti, ką aš dabar norėčiau. Nu, kas pradėsim nuo paprastų, kol jaunas, noriu, sakysim, geros mašinos, noriu namo, noriu šeimos, noriu sėkmės, noriu karjeros, noriu pinigų. Ir paskui, kai jau šiek tiek pagyveno žmogus, susimato, kad ir visą tai turi, arba neturi, arba įsivaizdavo, ar praėjo pro šalį, bet laikas prabėgo ir pamatai, kad visai kiti dalykai yra kur kas svarbesni. Tai belieka tas tiesiog tikėjimo dalykas, kad tikrai aš atėjau, ne šiaip savo, nenusipirkau bilieto į šį gyvenimą ir būtent gimiau ten, kur Dievas norėjo, ir tėvus tokius gavau, tokius, kokius Dievas norėjo. Žodžiu, bet kokiu atveju atsirėmė Dievą. Ir šitoje vietoje net ir tėvynę gavau kaip uždavinį, gavau savo miestą, savo veido spalvą, savo rasę gavau, tiesiog gavau savo gyvenimą kaip tam tikrą pašaukimą, gal sakyčiau, net ne uždavinį, gal būtų gražesnis žodis pašaukimas ir atrasti save ir savo gyvenimo, atsakyti į laiko man iškeltus klausimus, iš tikrųjų tai ir Dievo iškeltus klausimus ir kuriuos tik tai Dievui galiu atsakyti. Taip sudėtingiau, gal visai paprastai, tai iš tikrųjų labai tinka tas katekizminis kalbėjimas, kad atėjau Dieve tavo valios įvykdyti ir įvykdyti tiesiog drąsiai. Žiūrėkit, kartais sako, vaikai mano gyvenimo prasmė. Viena. Taip, tai yra labai stiprus dalykas, tai iš tikrųjų Dievo norėtų, bet net ir tame nėra absoliutumo, kadangi mes visi esame mirtingi ir mirtingas tas, kas trapus dužu negali būti mano galutinis taškas sprendimo. Tai tas ir vyksta kartais, žiūrėkit, tėvai praranda vaikus ir tai didžiulis lūžis būna, tai tragedija didžiulė, bet aš negaliu ties to sustoti, nes vis dėlto aš esu, čia toks dieviškas kalbėjimas ir aš esu, tai aš buvimą gaunu iš Dievo, kuris sako, aš esu, tai manyje taip pat yra tas Dievo kvietimas būti kartu su juo. Tai reiškia, aš pats savyje, dėl to, kad esu Dievas, aš esu vertybė. Ir šito mes negalim niekaip pamiršti, tai kaip man tą vertybę realizuoti šiame gyvenime, kuris tikrai nėra lengvas ir nebus ir nežada. Kažvienu metu, man atrodė, tuo metu apie 2002-2003 metus, kai šitas ekonominis pakilimas, pasaulyje lyg tai ramybė ir jau čia gyvensim ilgai ir laimingai. Paskui, nebėra nieko ir lieka taip, kaip tiesiog lieka tam tikrina. Bet ir gal gerai, nes turi ieškoti vėl atsakymą.
Iš kitos pusės yra tas nerimastingumas ir noras kažko kito surasti tai, ką tu čia apčiuopi, bet dar yra kita problema, kad mes nepažįstame to, ką turime. Taip kad aš sakyčiau, čia nėra vien tik tai dvasinio ieškojimo problema, čia aš matau ir didelę psichologinę problemą, iš tikrųjų vidinės nerimo problema, kuri noras tiesiog lietuvių mūsų charakterė šiandieniniam, ne taip, bet tam tokiam sužalotam mūsų buvime, yra didžiulis noras viską neigti. Pasižiūrėkime mūsų gatves, kaip mes vairuojame, koks elgesys parduotuviai, noras viską neigti. Todėl, kad, viduje galbūt yra didžiulis nerimas ir mes, sakyčiau, vienas iš pagrindinių variklių, mano tai toks pamastymas, kad netiesos dažnai mes ieškome, bet ieškome būdų, kaip užgesinti didžiulį nerimą. Ir tikimės, kad ten už kažkokios ribos, už kažkokio miražo bus stebuklingi vaistai, kurie užgesins tą nerimą. Tas nerimas dažnai yra iš šeimos atsineštas psichologinės kilmės, labai gilių sužalojimų, kadangi tėvo ir mamos santykiai yra sutrikę, daugumoje šeimų, pasižiūrėkim, tikrai drąsiai galima sakyti, kad ko gero dabar apie 50% šeimų sutrikę. Ir jeigu nebuvo santykių normalių, tai nėra viduje ramybės, o kai ramybės nėra, tai tada ir narkotikai limpa, tada ir gėrimas, tada ir, sakysim, netikros tos meilės formos įvairiausios. Tada vėl kiti dalykai, kurie žada nusiraminimą. Taip, kad tuose ieškojimuose ar tikrai ten daugiau tiesos, ar daugiau paieškos savęs kaip žmogaus atstumto, vienišo, liūdno, neradusio bendrystės, tai va čia yra galbūt didesnė dalis ir todėl ne tiek rūpi tiesa, kiek tas išsilaisvinimas, išsivadavimas nuo to, kas viduje sužalota, toks šaukiančio žmogaus, kuris nori meilės iš tikrųjų, kuris nori nuraminti tą ilgesį, kuris trokšta tikro buvimą. O kadangi mūsų krikščionybė čia lengvai pasiekiama, kita vertus neretai nėra atstovaujama tinkamai mūsų, sakysime, mūsų kunigų asmenyse, nėra tinkamai atstovaujama mūsų tėvų asmenyse, senelių ir nesutinki to pavyzdžio, kuris tave uždegtų ir kuris duotų tau, kad taip, tikrai Jėzus yra tas, kuris veikia manyje. Ir todėl žmogus jisai sako, ten gal Tibete, gal ten Indija, gal ten kažkur tai, gal kažkokia meditacija, vis dėlto aš būsiu pripažintas ir įvertintas kaip žmogus, kaip asmuo. Krikščioniška meditacija, kas tai yra? Aišku, yra labai stiprus dalykas, tai yra gydymas, tam tikra dvasinė prasme, bet jis paliečia paskui ir fizinį kūną. Mintis yra ta, kad meditacijos metu, jeigu apkalbant krikščioniškai, kuo skiriasi, pasakysiu, nuo visų kitų, aš susitinku su asmeniu, su Dievu, kuris yra asmuo, kuris mane pažįsta ir kurį aš kreipiuosi kaip į asmenį. Ir aš nesistengiu ištuštinti savęs, aš tik atsiriboju nuo pasaulio, kuris man trukdo susitikti su asmeniu. Gal taip galėtume sakyti. Ir aš medituoju iš esmės tai ne absoliutą kažkokį tai, bet asmenį, reiškia, susitinku su Dievu per asmenį Jėzų Kristų. Tai yra labai konkretu ir todėl pasiėmė švento rašto tekstą, 1, 2, 3 eilutės ar daugiau ir paskui pagal tai gali tiesiog būti ramybėje, medituoti, čia prasideda, kaip sakyti, kelionė. Tai toks yra tikslas. Tam nėra svarbu visiškai metodika, esmė, kad aš atsistoju Dieve tavo akivaizdą. Jeigu kalbėti apie kitos meditacijas, tai reiškia tas ištuštinimas iš savo visiškai pašalimas tuštumos pojūdis. Tai absoliučiai yra priešinga ir neteisinga krikščionybės požiūrė, nes aš nesu tuštuma. Aš su tuštumoje nieko nesutiksiu. Aš išeinu į santykį su asmeniu, kuris yra žmogus, išeinu į santykį, gal jau taip nelietuviškai išsireiškia, bet vis tiek. Būti santykė, gal teisingiau būtų sakyti, būti santykė su Dievu, kuris taip pat yra asmuo. Taigi tai yra asmenų santykis, tai yra visiškai kas kita. Tai be to metodikos, aiškiai, jos būna sureikšminamos, metodikos jokių būdų negali būti. Krikščionybė iš vis net nereikalingos ir net ta malda, kuri vadinasi hezikasinė malda, sakysim, kur viešpatie Jėzų Kristų pasigilėk manęs nusidėjo ir ten daug kartų kartojama, lyg tai jo neatrodytų panašiai mantras, bet net yra rizikinga ir tik tai dvasios vadovai leidus galime ją kartot, kadangi gali prasidėti reiškiniai, kurie nieko bendro neturi su tikėjimu, šalutiniai reiškiniai, kurie gali ten riboti su psichikos įvairiais
momentais, elementais. Taip, kad saugi erdvė yra tai, kad aš ateinu pas asmenį ir malonės dėmuo. Tai aš negaliu mechaniškai priversti Dievo man kažką tai duoti, aš negaliu išreikalauti šio mechaniškai. Aš negaliu nusipirkti ir nereikia to. Yra malonė, Dieve, tu esi, aš tavo kūrinys, tu esi tėvas ir aš esu tavo mylimas vaikas. Viskas. Tėti! Parodysi slėptuvę, kur tu vaikystėje slėpdavaisi? Parodysiu. Parodysiu ir slėptuvę, ir namą, ir bokštą. Viską parodysiu. Einu paklausiu, kiek liko. Geras klausimas. Kas yra Dievas? Dievas nėra aiškios abstrakcija, jokių būdų. Gali būti filosofinė kategorija, bet tada reiktų kažkokios loginės sekos. Ir tas buvo daroma ir filosofijos rėmus, ir teologijos, sakysime, tie argumentai, teologiniai, kosmologiniai argumentai įvairiausi. Aiškia, priežastingumo argumentai. Galima jas naudoti puikiausiai kalbant, nes kodėlgi tai yra pirmasis judintas, jeigu prisiminsime, ar priežasties, ar galutinė tikslo. Argumentus įvairius, reiškia, buvo vartojami. Taigi, bet pagrindinis dalykas, aišku, vis dėlto vėl grįžti, kas man atliepia į mano kaip asmens buvimą, tai prasmės klausimas, aš tai sakyčiau, vis dėlto yra pagrindinis Dievo ieškojime. Aišku, tie paremia, visi kiti argumentai jie paremia kažkaip, kiek tai yra prasmingas tas kelias, kiek jis yra, aišku, patikrintas. Nes paties buvimo, kas yra pagrindas, aš taip sakyčiau, iš kur būtis atsirado. Aišku, mūsų visokios teorijos, ten gali būti materija sprogo, taip toliau, bet jeigu logiškai man tai kodėl turėjo sprogti, ne, jie prasideda visai kiti klausimai, kaip negyvas daiktas gali pradėti judėti. Ir iš vis, kodėl jisai būna čia. Šiaip, aišku, dabar labai jau nebemadoj galbūt tos būties klausimus užgriebti. Tai yra, kaip yra, kad kažkas yra, taip, iš tikrųjų tai yra filosofinis klausimas. Tai, arba, sakysim, susiduri su ta modernesnė filosofija, sakysim, Heideggerio. Tai kas yra būtis, kas yra žmogus, ne, mes tokį klausimą iš savęs paklausim, kas aš esu, kas yra žmogus. Tai Heideggeris viso labo paskui pasakė, kad žmogus yra tas, kuris klausė, klausiantysis, taigi mes galim iškelti krūvą klausimą. Tai man asmeniškai tai yra tas, kuris atsako į mano kaip asmens buvimą. Tai ir, na, aš taip, gal ir ilgai tam kankinaus tik ieškojimų kelyje, dar jaunystėje, dar tarybiniais laikais. Man atrodo, kaip čia Dievas gali būti, bet tiesiog ieškojimas tas atveju, kad tikrai reikia priimti viešpatį Jėzų Kristų kaip asmenį. Na ir tiesiog nėra tai lengva, tai nėra malonė. Ir tam yra tam ieškojime tam tikros kančios, ir abejonės yra. Tai nėra, kad taip tiesiog laisvai paėmė, pasiskaitai knygelę ir tai jau tiki, taip nebūna. Tai ir laukimo yra, ir abejonės labai daug yra. Na, o paskui kitas etapas buvo, kai susiduri su maldos paveikumu, tai o čia, gali sakyti, Dievas atsiliepytas. Ir nežinau, kaip patirtis, ne eksperija. Tai sakytume, kaip, sakytum, ne eksperimentas, bet tiesiog real apčiuopiamumas. Žmogui reikia to apčiuopiamumo, bet šiaip iš esmės Dievas yra neapčiuopiamas, bet tiesiog turi juo patikėti. Aš kaip sakau, padaryti tą tikėjimo šuolį. Jį nėra lengva padaryti, jį dažnai turi daryti. Tai nėra, kad vieną kartą aš įtikėjau ir jau viskas būsiu saugus. Nes gyvenimas mus išbando įvairiom aplinkybėm, per sveikatą išbando, per žmonės, gerus ir negerus, o ne kaip mes galvom, per mūsų pačių leidžia Dievas suklysti, kartais skaudžiai suklysti. Ir taip, kad paskui vėlgi sugrįžti į save, kas tu ir kas yra dorybė ir nedorybė. Ne, tai sakyčiau, tiesiog nėra vienareikšmio tokio atsakymo. Daug mechanizmų čia pas jūs. Dabar visi sukasi kaip kas gali. Tėvai, ar ne per mažai keleivių? Čia taip visada? Kaip kada? Keista čia viskas. Žmonės stoty man sakė, kad nėra tokios vietos. Akimirką pagalvojau, kad arba aš išprotėjau, arba jie visi išprotėjo. Šiais laikais visko būna. O jūs į svečius važiuojat? Galima ir tai pasakyti. Šiaip tai galima nesuformuluoti, tai yra bažnyčios malda. Tai bažnyčios malda. Dabar ką reiškia bažnyčia? Bažnyčia mes tai galvojame apie namą.
ši bažnyčia yra rašoma didžiąja raidė, čia mūsų visiems galim paaiškinti, tiesiog tik pasinaudant progą. Gaila dėl mūsų istorijos, kad mes neturim savo žodžių, iš tikrųjų išverstas vertinys iš slavų, božnica, o šiaip tai bažnyčia, eklezija yra graikiškas žodis, yra susirinkimas, tai mes visi pakrikštyti esam ta visuotinė bažnyčia. Tai yra visuotinės bažnyčios malda, kurią vyskupo skirimu, kadangi vyskupas yra tikras apaštalų įpėdinis, tai yra jis turi šventimų pilnatvę, jisai siunčia savo pagalbininką kunigą, bendradarbį, aišku, tą atlikti bažnyčios maldą už žmogų, už bendruomenės narį, kuris yra sunkiame jau suspaudime, sunkioje padėtyje dėl vienokio ir kitokių priežasčių ir kai jam reikalinga pagalba. Tai taip sakytume, tai yra malda, bažnyčios malda, bet kuri tiesiog už tai apaštališkumas labai svarbu šitoje vietoje, tai yra vyskupas siunčia ir kunigas ne tik, kad pats meldžiasi, bet jis meldžiasi kaip bažnyčios įgaliotas ir be to, ką tai reiškia visa bažnyčia. Tai prisiminkim apaštalų tikėjimų išpažinimą, tai reiškia meldžiasi mūsų visi, kurie dabar čia turi intencijas, tas gyvėjai, meldžiasi skaistyklos sielos, meldžiasi dangaus šventieji, meldžiasi angelai. Tai yra ta galia tos dėl bažnyčios autoriteto, dėl Kristaus valios, ta malda tampa, tiesiog siuntimas bažnyčios ir gauna kitokį, sakytume, pobūdį, gal tokį, jėgą, tą gauna visuotinės bažnyčios jėgą. Tai taip trumpai gal. Na va, ir atvažiavom. Niekas nežino iš tikrųjų, kiek gali būti vienam žmogui, vienas gali būti daug, bet tai nėra bruožai, tai yra būtis, iš tikrųjų būtis yra angelai, kritę angelai, tai yra protingos, galingos būtis, labai galingos, taip kad jokių ten nėra, jokių, aišku, ne vienoda jų galia, tai yra. Viską reikia žiūrėti teologiškai, labai paprastai, už tai reikalavimas yra, kad būtum baigęs mokslą, nebūtum lengvatikis. Nes gali įsivaizduoti ir prisifantazuoti paskui nežinia ko. Reiškia, ką bažnyčia moko, taip yra. Tai yra tie išmesti angelai, tai tas hierarchija jų yra išlikus, tik tai jų santykiai tarpusavio pagrįsti iš tikrųjų nei kokia ten draugystė, nei meilė, tai yra galios santykiai. Šiaip tai angelai, kas yra dvasios tarnaujančios Dievui, besąlygiškai tarnaujančios, tai dabar jos atkritę, tai jos tarnauja tiesiog savo puikybei. Ir ten draugystės tarp jų nėra. Tai. Bet kartais būna daug viename žmoguje, kartais vienas gali būti, žodžiu, ne vienodo galingumo iš tikrųjų. Taip, kad ten nežinai, su kuo susiduri. Na ir ten, ką žinai, ten verta labai gilintis. Esmė vis tiek egzorto maldo yra, kad mano žvilgsnis turi būti, kažkokia prasme, besimeldžiančio ir to žmogaus, už kurį meldžiasi ir kurie padeda visų. Žvilgsnis turi būti į vieną trejybę Dievą, ir kurį mes išpažįstame, kadangi Jėzus mus atpirko, Jėzaus asmenį. O ten su kuo ten, aišku, bet tikrai supras, kad tai yra būtis. Jiems valgyti nereikia, ilsėtis nereikia, psichologinių žinių turi ir visokių kitokių žinių turi už mus daug daugiau. Na ir galios taip pat turi daug daugiau. Aš kaip kartais sakau, nes patirtis, ką tu jauti, sakysim, per egzortą, tai, jeigu Dievas nesaugotų mūsų, tai ten susprogtum, turbūt mirtum vietoj, kristum per sekundės dalis. Tėte, tu čia gimėjai? Klausykit, kur jūs mus atvežėt? Kaip tai kur? Lernavan. Jūs ką, šaipotės? Gink Dieve, tikrai ne. Čia yra Lernavan. Ten jūsų 3 kalnai. Jūs ką, viską pamiršot? Viskas, kas naikina žmogų kaip asmenį, ir kaip asmenybę ir kaip asmenį. Tai yra ir viena ir kita, nes kaip asmenybę galima naikinti ir kiti dalykai. Sakysim, pyktis ten taip toliau, ir kaip žmogiška asmenį, taip pat ir fizinė prasme. Netiesiogiai ar tiesiogiai, bet tai yra piktosios dvasios, į tą, sakysim, į tą mostį, į tą temą. Bet tokį per vieną egzortą turėjom tokį įdomų
įdomų momentą, čia galim prisiminti, kad priminė tai konkretus labai vaikinas, išsilavinęs labai, ir už jį meldėmės, filosofas, visą kitą, ta prasme, universiteto studentas, ir mes su kito kunigu meldėmės, o to kunigo jis niekad nebuvo gyvenime matęs ir tas kunigas niekad nebuvo jo matęs. Na ir staiga tas vaikinas atsigrėžė į mane, atsigrėžė tą kunigą ir sako, iš kur jūs ištraukė tokią durną idėją mest rūkyt? Ale tai pagalvok, sako, tik tai mest rūkyt. Nes kažkada buvo laikas, aš rūkiau, pasirodė tas kunigas Linas, irgi rūkė. Na ir sako Linas, sako, tu rūkiai, sako, Malborą, sako, mėga, aš tebe nepamenu, sidabrinė ar auksinė, o tavo draugas, sako, po šiai dienai rūko. Na, paskui su to kunigu šnekomis po maldos, sako, man tai keliai pradėjo virpėti, sako, aš mėgčiau rūkyti prieš 15 metų. Ir niekas nežino, prašau, net iš artimųjų, dauguma net nežino, kad aš rūkiau, nes tai pradėjo pakankamai didelis laiko tarpas. Tai va, aš paskui, kas tas rūkimas yra. Tėt, o kur sodinsi medį? Nežinau. Surasim kur nors žemės ir pasodinsim. Tu tik nesijaudink. Gyvena gyvenimą. Ir galvoja, kad jis čia, viskas su juo tvarkoj. Sunkokai, ten, sakysim, vienas kitos problemos. Ir kažkokiu tai būdu, sakysim, ar per maldą, ar panašiai, pamatai, kad jis ar ateina, tiesiog paprašo užtarimo maldos, ar šiaip susiduria su kokiu šventų daiktų. Iki tol jis nieko nejaučia, sakysim, susiduria su kokiu pašventintų daiktų. Staiga jam prasideda keisti reiškiniai, tada išlenda apsėdimas. Tai tada labai, kaip sakyčiau, nesudėtinga, nereikia nieko diagnozuoti, nes žmogus jisai pajėgus, sakysim, vykdyti pareigas, jis direktorius koks nors, ar ten buhalteris ar vairuotojas, bet jis savo pareigas puikiausiai atlieka, tik tiek, kad jam tas vidinis pasaulis, tam tikras sunkumas išlenda, kad tam tikrai reiškiniai tik maldos metu jie vyksta, ryškus tokie, ne, ir besimeldžiant jie mažėja, jis, reiškia, pasidaro laisvas. Tai atsiskiria labai paprastai, kad nėra tos psichinės ligos, reiškiniai tik tai susijęs su malda ir pašventintais dalykais ir žmogų Dievas išlaisvina. Tai čia, sakyčiau, tokie patys smagiausi, nes tu nereikia tau dalyvauti dviprasmybėse kažkokiuose. Tai. Bet būna, kad sumišė, būna psichinė liga ir būna apsėdimas. Būna, kad arba sunku atskirti, sakysim, kur psichinė liga arba kur apsėdimas, jeigu panašus požymiai, tai nes, sakysim, haliucinacijos, ar ten transas ir panašiai, tai ar tai susiję su psichinė liga, ar tai susiję būtent su apsėdimu. Jo labiau, kas dar apsunkina kartais pačių tų žmonių kenčiančių asmenybės, jisai būna labilesnė psichika, būna tokia, sakysim, vėl kokia uždaresnis žmogus, tai arba kitas atvirkščiai, jis žino galbūt ir slepia savo psichinę lygą, jis norėtų iš tikrųjų būti apsėstas, nes kartais maloniau galbūt būti apsėstų, nes tu kažkoks išskirtinis, vietoj to, kad tau gerti tas tabletės ir tada, reiškia, žinot, kad visą gyvenimą tu jas turėsi gerti, o tos tabletės jau labiau, ar kiti ten tie vaistai duoda šalutinį poveikį, o tuo tarpu apsėdimas, tai tu tikiesi, kad nors bus išlaisvintas ir panašiai. Tai čia tam reikalingi psichiatrai, kad jie galėtų konsultuoti. Psichiatrai, psichoterapeutai labai mums reikalingi iš tikrųjų ir labai džiaugiamės jų bendradarbiavimu, nes gali žmogų nusiųsti ir pas vieną nepasitikė taip pat ir vieną nuomonę, bet vieną, antrą, trečią. Ir tada jau žiūri, kaip, kas vyksta, kokios tos nuomonės ir ar verta, sakysim, to žmogaus tęsti maldą, aišku, melstis visą laiką gerai ir net tada, kai aiškiai psichinė liga, bet tada skiriasi maldos pobūdis, skiriasi, sakysim, tos maldos laikas ir panašiai. Tai tam asociaciją esame įsteigę taip pat mes savo, kad būtų galima vienyti tos žmonės, kurie nori padėti, įvairiais būdais padėti.
Kelinta valanda. Jau 1:30. Keista. Sūnus nepabudo. O kodėl jis turi prabust? Prieš pusmetį jis pradėjo prabusti naktimis. Kiekvieną naktį. Sapnuoja mano amžiną atilsį tėvą, stovinti prie balto medžio. O to savo senelio jis gyvo nėra matęs. Man pasakė, kad turiu čia atvežti vaiką ir pasodinti medį prie senelio kapo. Dievas yra mano, kaip šventame rašte, Dievas mano tautos stiprybė, ne? Dievas mano jėga, Dievas gelbėtojas mano. Visos labai psalmės, kas, sakysim, bijo tų velnių įvairiausių demonų, tai jų nereikia bijoti, reikia gerbti. Gera ta baimė mylėti viešpatį Dievą, tai aš nebijoti, o kaip sakyti, kad jis, bet aš tiesiog jį gerbiu, myliu, nes jis mane sukūrė. Tai šitas santykis yra sveikas, psalmės labai rekomenduočiau skaityti, iš tikrųjų labai gerai. O į tą šėtonišką veiklą žiūrėti labai paprastai. Tai yra kenkėjas, bet labai geras įvardinimas yra. Jis kaip šuo pririštas ant grandinės, jis kas tiek, kiek tu jam leisi. Tai yra, jeigu lysi prie jo arba tą grandinę atpalaiduosi, na tai tada įkas ir neaišku, kurią vietą. Tai. O jeigu išsaugom savo sveiką tokį prigimties ieškojimą, santykį su Dievu, tą kelionę pamatom kaip ieškojimą, tai tada tvarkojame, mes esam Dievo vaikai ir Dievas mus veda. Ir